Mineralų terapeutų draugija iš tiesų tęsia Michaelio Gingerio darbus, pagal jo metodiką vyksta empiriniai tyrinėjimai. Tačiau šis pranešimas apie mineralus ir naujuosius vaikus, o ten yra šiek tiek kitaip. Taigi, tęsdama šios konferencijos temą, savo pranešime pristatysiu vieną iš mineralų naudojimo briaunų, jų pritaikymą pagal žmogaus raidos etapus, šiuo atveju pritaikymą ypatingai svarbiais žmogaus gyvenimo periodais vaikystėje ir paauglystėje. Taigi, kuo aktuali ši tema, kodėl atrodytų pažaidžiame akmenėlį su vaikais, palaviname smulkiąją motoriką ir tiek. Vis dėlto, prekyboje akmenimis nuolat pastebiu besikartojančias tokias situacijas. Pateiksiu keletą tipinių pavyzdžių. Kai tėvai arba seneliai ieško mineralų savo vaikams ar anūkams, nes šie, pasak jų, prašo jų būtent tokios dovanos, gimtadieniui arba be jokios progos, ir taria, mano sūnus arba dukra atsiuntė mane čia ir liepė nupirkti tą ir tą. Tai klasikinis pasakymas. Jau sakinio pradžioje žinau, kuo jisai pasibaigs. O be progos, beje, neretai patys vaikai už skverno atitempia tėvus, tikindami, kad jiems reikia akmenų. Dažnas tėvų klausimas tokiais atvejais. O kam tau to reikia? Ką tu su juo darysi? Tai tada geriau jau imk vėrinį kokį, karolius, apyrankę, tai bent jau nešiosi. Galėsi kažkaip panaudoti. Paaugliai jau mėgsta puoštis tokiais vėriniais, tačiau vaikų prioritetas dauguma renkasi tiesiog aptakius būgninius akmenukus. Aš pavyzdį, kas nežino šito termino. Tiesiog aptakius būgninukus, tai yra šlifuoti nedideli mineralų gabalėliai. Atkreipsiu dėmesį į tai, kad akmenis vaikai perka labai dažnai iš savo sutaupytų pinigų. Vadinasi, jiems tai yra kažkodėl svarbu. Dar viena besidominčiųjų tendencija, tai yra labai aktyvus paauglių susidomėjimas akmenimis, kai jie ieško mineralų ir būtent kodėl jie jų ieško dažniausiai spręsti savo asmeninės problemas. Kai kurie jų ieško taip, kai kurie jų ieško dėl grožio, tačiau pirmoji priežastis paminėta būna nepalyginimai dažnesnė. Taigi tema yra aktuali ne dėl to, kad mes suaugę domimės akmenimis ir nusprendėme, kad jiems to reikia, arba jiems tai yra gerai. Šią temą aktualizuoja patys vaikai arba paaugliai. Mineralai turi savo poveikį, todėl juos nešioti ketinančiam vaikui ar paaugliui svarbu gauti savalaikę ir kiek įmanoma adekvatesnę informaciją apie mineralus ir jų poveikį. Vaikų domėjimasis sritimi, kuri taip prieštaringai yra vertinama akmenų poveikiu, skatina suklusti ir drąsiai, sakyčiau, įpareigoja suaugusius tėvus, mokytojus, psichologus, mokslininkus domėtis šią sritimi dėl joje slypinčių galimybių tiek labiau pažinti savo vidinį pasaulį, tiek praturtinti save gamtos mokslų žiniomis, tiek spręsti probleminius santykių klausimus. Todėl pranešime pateiksiu esminius mineralų taikymų ypatumus ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį tiek vaikų tėvams, tiek mokytojams savo pedagoginėje veikloje. Taigi, mus dominantis amžius šiuo atveju yra nuo 3 metų iki 20, prasidedantis viduriniąją vaikystę ir visą paauglystę aprėpiantis. Ką vadiname naujaisiais vaikais? Esame girdėję įvairių sąvokų – šviesos vaikai, žvaigždžių vaikai, vaikai su kosminė sąmonė, indigo vaikai, Z karta ir taip toliau. Pasitelksiu humanistinės pedagogikos ir antropoteosofijos terminologiją.
Ir būtent, matome ekrane, būtent humanistinė pedagogika, kurios pradininkas yra pedagogikos novatorius Šalva Amanašvili, pateikia naują filosofinę vientisos vaiko esybės sampratą. Žmogus yra visuma dviejų pradų - dvasinio ir materialaus, bet viršenybę turi dvasinis pradas. Tai yra citata iš humanistinės pedagogikos manifesto. Jeigu žmogaus raidos etapuose yra įprasta įvardinti fizinius žmogaus poreikius, emocinius, mentalinius, socialinius ir panašiai, kas būtų materialaus prado realizacija, tai pagal humanistinę pedagogiką būtina padėti suprasti ir realizuoti žmogaus dvasinio prado poreikius. Tikėjimą, sielos kilnumą, dvasinį gyvenimą, atjautą, atsakomybę ir kitas bendražmogiškasis vertybės. Beje, humanistinė pedagogika pabrėžia, kad vaikas neruošiasi gyventi, bet jis jau gyvena. Taigi vaiko esmėje slypi dvasinis potencialas, kurio realizacija įprasmina gyvenimą, taurina būtį ir prisideda prie visuotinės gerovės kūrimo. Žinios, mokslas, socialiniai įgūdžiai ir kitokia materialaus prado raiška - tai instrumentai pirmojo prado realizavimui. Humanistinės pedagogikos manifeste pateikiama ne tik bendrinė vaiko sąvoka, bet minimi ir naujieji vaikai. Cituoju, pasaulis prabilo apie į žemę ateinančią naują vaikų kartą. Teigiama, kad jie ypatingi. Gimstančios naujosios kartos gyvenimo būdas ir siekiai ryškiai skirsis nuo gyvenimo būdo ir siekių visų tų kartų, kurios dabar egzistuoja Žemėje. Ir štai paralelė antropoteosofinėje literatūroje pažymima, kad naujaisiais vaikais vadintini visų gyvenimo sričių reformatoriai ir novatoriai, naujos vandenio energijos nešėjai. Jų viduje jau gyvena priešybių vienovė, arba jie laikui suėjus tą būseną prisimena. Nes tik priešybės savyje suderinęs žmogus su niekuo nekonfliktuoja ir kuria tos kūrybos gilią prasmę matydamas. Ten pat minima, kad dabar gimstantis vaikai iš pažiūros lyg ir tokie patys, kaip anksčiau, tačiau kitokie. Tai įvardinama yra netgi. Vaikai tai iškilios sielos, pasiruošusios aukotis dėl kitų sielų evoliucijos tiesiogiai arba per savo darbus, žmonijos evoliucijos variklis ir jos mokytojai iš didžiosios raidės. Visi jie turi fenomenalių, paranormalių sugebėjimų. Taip pat tai mokslo ir technikos naujovių atradėjai. Jie pasižymi aštriu protu ir aukštų intelektinių koeficientų. Mieste arba prie kompiuterio būdami, va šitie, kurie mokslo ir technikų atradėjai, jie jaučiasi geriau negu gamtoje tiesa. Ir jiems galbūt sunkiau reikšti jausmus, tačiau tiek vieni, tiek kiti, jie yra va, tie naujieji vaikai, kurios domina akmenis, domina gamta, domina kosmoso bei žmogaus būties paslaptis. Ir jie labai gerai jaučiasi gamtoje. Ir štai iš to paties humanistinės pedagogikos manifesto turime pavyzdį, kokie yra skirtumai tarp praeities kartų ir tų naujųjų vaikų. Taigi, kaip matome, ekrane praeities kartose dominavo sielos, ateinančios į žemę mokytis savų pamokų, santykių pamokų dažniausiai susijusių su santykiais. Dabar ateinančių kartų vaikų laukia kitokios užduotis ir darbai. Peržvelgsime trim rakursais, kas žinotina tėvams ir artimiesiems, susidūrus su dideliu vaiko susidomėjimu akmenimis. Kas žinotina, kai patys
vaikai, dažniausiai tai jau paaugliai, taiko savo mineralus ir su tuo susiję pavojai. Ir apie tai, kaip galima taikyti mineralus ugdymo procesuose. Ir aš sąmoningai taikau žodį ugdymo procesas, o ne tik tai pedagoginis, nes tai apriepia ir auklėjamąją dalį. Kaip kalbėjome, humanistinė pedagogika teikia, kad vaikas ir bendrai žmogus turi dvasinį pradą. Kokio amžiaus vaikas bebūtų, jo susidomėjimas mineralais yra signalas. Tai signalas, kad vaikui reikalingas gamtos artumas. Ir tai yra signalas, kol kas neįsisąmoninto poreikio pažinti savo vidų. Dėl to labai svarbu tėvams tinkamai reaguoti į šios pirmuosius domėjimosi savo vidiniu potencialu požymius, priimant šią vaiko domėjimosi sritį, priimant tai kaip natūralų poreikį. Ir vaikai yra tokia grupė, jie yra natūralūs ir sąžiningi, jie neturi išankstinių nuostatų, kas ir kaip turėtų būti, nėra prisiskaitę ir elgiasi iš savo vidinių impulsų. Į akmenis, į augalus, gyvūnus jie reaguoja natūraliai, kaip į gamtos dalį, kaip jų pačių prigimties dalį, svarbę net elementariai fiziniam vystymuisi. Taigi mineralų galimybės ir poveikis slypintis už racionalaus paaiškinimo ribų patraukia tokius vaikus intuityviai. Ne todėl, kad jie nori būti dvasingais, o todėl, kad tai rezonuoja su jų pačių dvasinio prado neįsisąmonintų žinojimu. Jiems tai lygiai taip pat natūralu, kaip kvėpuoti, kaip klausytis muzikos ir panašiai. Taigi, 3-7 metų vaikų domėjimasis mineralais, kas žinotina tėvams. Kas vyksta? Iš tikrųjų, tai yra intuityvusis neverbalinis pažinimas, kuriame dalyvauja ir visi pojūčiai. Svarbu leisti vaikui žaisti su mineralais, lauko akmenimis ir smėliu, nieko per daug neaiškinant. Tokio amžiaus vaikams pakanka žinoti, kad pasaulyje yra daug įvairių gyvybės formų, žmonės, augalai, gyvūnai, planetos, žvaigždės. Ir akmenys yra viena iš jų. Kad mineralai gyvi, bet kitokie. Ir kaip galime panaudoti, ar ne, kaip su tokio amžiaus vaikais taikyti, tai be abejonės lauko akmenų rinkimas, ypač pajūry, aptakių akmenėlių rinkimas, prisirinkti tiek, kiek tik tai jisai paneša į kepurę, į kišenes ir tėveliams į tas kuprinės. Taip pat labai vertinga atėjus namo, parnešus visą turtą, plauti tuos akmenius. Tiesiog plauti ir grožėtis, nes šlapias akmuo dar kitaip, kitokios spalvos, kitaip atrodo tai vaikui, visa tai, tai yra tai, kaip jisai skaito to akmens tą informaciją. Apžiūrinėti raštus, formą, spalvą, ir tiesiog grožėtis kartu, tyrinėti sausus ir šlapius akmenis. Kitas būdas, be abejonės, tai yra įvairūs žaidimai su mineralais, smėliu ir tais pačiais lauko akmenimis. Įvairūs žaidimai ir štai matome nuotraukoje. Vaikas žaidžia pats savo susigalvojęs, ką jam su jais veikti. Šio amžiaus vaikui mineralas yra natūrali gamtos dalis, kaip ir smėlis, spalvos, muzika. Todėl informacija apie mineralų poveikį, o juolab ezoterinė pusė, tokia, kokią ją suprantame mes suaugę, jam nėra aktuali. O ir pagal raidą jis nesistengia ką nors sąmoningai įsiminti. Įsiminimas vyksta veikloje ir priklauso nuo jos pobūdžio. Vaikas atsimena tai, į ką veikloje buvo atkreiptas dėmesys, kas padarė jam įspūdį, kas buvo įdomu. Taigi vyrauja ta vaizdinė atmintis, todėl labai vertinga ir estetinė mineralų funkcija matyti jį įvairiai,
kiekvienas skirtingą dalyką gali matyti tame pačiame akmenyje. Ir štai viena pagrindinė tokia dažna klaida, tai yra suaugusių didelis noras teisingai apšviesti nuo mažų dienų vaiką apie jo poveikių, kam jis skirtas, ką jis ten daro ir kaip jisai ten turi jaustis. Toliau. 7-12 metų vaikų domėjimasis mineralais. Kas žinotina tėvams? Tai jau mokyklinio amžiaus žmonės, jie taip pat nepaprastai smalsūs, kaip ir iki šiol minėti. Mineralui vaikui vis dar yra natūrali gamtos dalis ir būdingas tas intuityvusis neverbalinis pažinimas. Jis toliau tai jam būdinga, tačiau jau domina informacija apie mineralus ir akmenis. Ir tai yra unikalus amžiaus tarpsnis, kai ir intuityvusis pažinimas dar gyvas. Jis dar mato kitai pasaulį. Ir racionalusis pažinimas jau aktyvus ir jie kartu integruojasi. Tad šiame amžiuje svarbi būtent šių dviejų intuityvaus ir racionaliojo pažinimo sintezė. Kokie yra mineralų ir akmenų naudojimo būdai tuomet? Išlieka tie patys minėti, kaip ir prie jaunesnių vaikų. Taip pat atsiranda kolekcionavimas, būtent ypatingai efektyvus dalykas, kai šis būdas nėra tapatus mineralų nešiojimui, dėl to nėra taip svarbu, kokią akmenį, ar jisai ten bus koks nors daug šalutinių veiksnių turintis, nes jisai pasidės ir grožėsis juo. Taigi, tai nėra tapatu nešiojimui, dėl to poveikio kryptis dar nėra šitiek aktuali. Žingeidiems, protingiems vaikams tai yra labai, labai tinkamas būdas. Tuomet vertėtų ir kartu su vaiku, arba jau jisai čia pats rašo, tai kad būtinai žymėtųsi pavadinimą akmens, jeigu žino radimvietę ir dar kažką gali aprašyti, ką jisai jame pastebėjo, kokią faktūrą ir taip toliau. Galbūt netgi literatūroje rado informaciją ir jisai gali tai pasižymėti. Kitas naudojimo būdas - šeimyniniai žygiai po Lietuvą, renkant titnagų, kalcitų, fosilijų, be abejonės gintaro rinkimas pajūryje. Taip pat galima pasivažinėti po apleistus karjerus ir panašiai. Daug Lietuvoje yra tokių vietų. Ir dar vienas būdas yra mineralai ir jų vėriniai nešioti jau dėl poveikio. Jau tokiam amžiui jau gali būti, jis pats jaus, ko jam norisi. Ir štai aš išskyriau tokius dažniausiai mėgiamus vaikų akmenukus, kurie kaip susitarę ateina ir visi renkasi tuos pačius. Būna be abejo visokių variantų, tačiau tokia klasika. Ir iš tikrųjų pagal jų poveikio aprašymus tai yra tie vaikų akmenys, kurie jam yra tinkami. Vaikai šito neskaitė, jie nežino, bet kažkodėl renkasi šitos akmenys. Taigi geologinės ir mineraloginės vaikų enciklopedijos bei literatūra apie mineralų poveikį taip pat labai naudingi. Jie smalsūs, jiems reikia visą tai derinti šiame tarpsnyje. Ir kokiagi dažna klaida, atsiprašau, dar atgal. Dažna klaida tai yra racionalaus pažinimo sureikšminimas. Vaikas mokykloje, jis pradeda kitaip pasaulį atrasti. Taigi sureikšminimas racionalaus pažinimo, o intuityvijos nuvertinimas. Protas suaugusiojo, toks lyg arčiau suaugusiojo jį pritraukia, o visa kita mažų vaikų jau reikalėliai, kurios reikėtų palikti, jeigu nori būti panašesnis ir rimtas suaugusį. Tai tokie ypatumai su šio amžiaus vaikais. Eime toliau. Paaugliai. Kas žinotina? Taigi, kadangi paauglystės periodu žmogus išgyvena tapatumo krizę, jis bando suvokti save, kyla įvairūs egzistenciniai klausimai ir štai dažnai šiuo periodu tenka susidurti su tuo, kad paaugliai ieško akmenų spręsti įvairias savo gyvenimo problemas. Vieni jų būna uždaresni,
Ateina taip į telefoną įsižiūrėję, kažko prisiskaitė, išsirenka. Kiti labiau atvirauja arba patys ateina ir prašo pagalbos. Išsako savo problemą ir prašo padėti ją spręsti akmenų pagalba. Paprastai susiduriu su įvardyjamomis santykių problemomis. Paauglio santykis į tėvus, su draugais arba meilės reikalai. Kartais, bet būna ir dėl savirealizacijos dalykų, tai yra nepasitikėjimas ar panašiai. Taigi, arba tai dar būna ir gilesni egzistenciniai išgyvenimai, prasmės nematymas, depresija ir dėja net suicidinės mintys. Ir susidurime su šiuo atveju su 3 pavojais. Mažiausias pavojus tai yra, aišku, tos tiesiog, sakykime, feikinės informacijos iš internetinių puslapių prisiskaitimas, vedantis į pasyvumą ir aklą savitaigą, laukiant, kol viską padarys akmuo. Ir neretai informacija būna paini, klaidinga ar net priešinga atitinkamo mineralo poveikiui. Ko pasekoje? Pasirenkamas netinkamas mineralas. Pirmiausia, tai stipriųjų jėgos akmenų pasirinkimas. Va ten yra glūdi pavojus. Pasiekmes gali būti išties liūdnos ir ilgalaikės. Arba nešioja daug mineralų vienu metu. Tada dar labiau sujaukia ir taip jo nerimastinga pakankama jausena. Na ir dar kitas dalykas, kai savęs ieškojimo temos ignoruojamas tiek tokio vaiko artimoje aplinkoje, tai yra šeimoje, tiek ugdymo įstaigose, paauglys ieško stichiškai. Jis visur ir visaip ieško, o tai yra labai pavojinga saviveikla, nes dažniausiai susiduriama su gaju egzoterikos pasauliu, kuris lipte limpa prie maištingo jaunatviško naivumo. Matome labai gajų manipuliavimą mineralų terapijos srityje ir neišmanimą. Tai gali neigiamai paveikti netgi ir psichinę, ir mentalinę, ir netgi dvasinę tolesnę raidą. Vertybių, iškreipti vertybių sampratą ir panašiai dar besiformuojančiam žmogui. Ką daryti tėvams? Ką daryti tėvams, jeigu mineralai domina jūsų vaiką paauglį, ar ne? Susidomėjo ir jis ten pasinėrė į tokius visokius skaitalus internetinius. Pirmiausia, pasidomėti, kokius mineralus jis, kokius žvalgosi, kokius nešioja. Kalbėtis, paaiškinti, kad būtina mokytis atsirinkti informaciją, neskubėti patikėti bet kokią informaciją, patikrinti ją, bent jau pasižiūrėti, kas parašė apie tą vieną ar kitą poveikį, nes iš praktikos buvo atvejų ne vienas ir ne du, kada ateina paaugliai ir prašo stipraus jėgos akmenio obsidiano. Tai yra vulkaninės kilmės mineralas, kuris labai didžiulę įtampą sukelia. Ir paklausus, kodėl jūs tokį akmenį renkatės, tai sako, aš internete perskaičiau, man draugiai depresija, aš noriu jai padovanoti. Tai tokių yra nonsensų. Ir mes netgi savo nuožiūrą, jeigu ateina paaugliai pirktis tokių akmenų, sakom, kad iki 18 metų neparduodame. Tiesiog taip. Nes iš tiesų būna tų dalykų ir teko matyti tos procesus. Taigi tas dalykas, kad kalbėti su vaiku, tačiau be abejonės vėlgi tai pareigoja tėvus pačius pasidomėti ir žinoti, ką sakyti. Kitas punktas, kas svarbu, tai yra nesišaipyti, bet labiau palaikyti, net nesuprantant, ką jisai daro, o stengiantis suprasti ir gerbent jo interesą. Ir trečias punktas, jie gali... Būtent šitas domėjimasis mineralais gali būti konstruktyvi priemonė, pagalbos priemonė, bendra interesų sritis tėvų, vaikų ryšiui palaikyti ir atkurti, jei jis jau atkurti tą ryšį, jeigu jau jisai prastas. Tokiu atveju tėvams teks ryžtis keistis ir patiems. Retorinis klausimas, ar tėvai, ar mokytojai ir kiti socialinės aplinkos atstovai, ar jie yra pasirengę padėti vaikui šiame savęs ieškojimo procese. Bent jau netrukdyti.
Tai tiek būtų trumpai iš tėvų pusės, o toliau aš trumpai pristatysiu apie tas ypatumus pedagoginėje veikloje, ugdyme, kadangi pati esu humanistinės pedagogikos mylėtoja ir tais principais stengiuosi remtis. Taigi, gimė tokia mažoji ekspedicija, tai yra pamokos vaikų būtent su mineralais. Koks yra tikslas tokių veiklų? Tai yra vaiko prigimtinio dvasinio prado puoselėjimas, išlaikant gebėjimą derinti racionalų pažinimą ir širdies jautrumą vertybėms. Atrodytų tolimas, taip, tačiau žiūrėkime uždaviniai. Geologinių procesų pažinimas, mineraloginės bazinės žinios, mokslinės žinios, taip, pasaulio, gimtojo krašto ir savęs pažinimas, mineralų poveikio empirinis pažinimas, savistabos įgūdžių formavimas, estetinio skonio puoselėjimas, meilė ir pagarba gamtai. Aš pateiksiu keletą pavyzdžių, kad būtų aiškiau. Štai pavyzdžiui pamoka su 3-6 klasių mokiniais, toje amplitudėje galima. Taigi materialioje platumėje matome tema vulkano proveržis, stipresnis gamtoje ar žmoguje. Be abejonės jie visi kels rankas, tai žinoma gamtoje, tai ir mes taip pat galvotume. Bet žiūrėkime. Taip, materialioje plotmėje stipresnis gamtos reiškinys ugnikalnio išsiveržimas, tačiau daug stipresnis dvasinis žmogaus proveržis. Jo valia pradžioje keistis pačiam, įveikti sunkumus, o vėliau dvasios kario valia ir vidinė valia. Taigi, nuo vieno materialaus tokio požiūrio galima pamokoje, taikant įvairias metodikas, organizavimo būdus, privesti prie štai tokios paralelės, kad žmogus sprendžia, kaip veršis jo vidinis vulkanas, ar tai bus tos pagalvių mėtymasis, ar tai bus konstruktyvi tokia kūrybinė valia. Kitas pavyzdys, 1-4 klasių mokinių amžiuje, pavyzdžiui, paslaptingoji sala. Taigi tiktų nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų, ypač pradinio, kai svarbu palaikyti pusiausvyrą intuityvaus pajautimo, kai taip sparčiai vystoma intelektualinė veikla. Galima kurti istoriją, pavyzdžiui, kiekvienas vaikas pratęsia prieš tai sakiusiojo vaiko kurtą istorijos fragmentą arba daugybė kitų metodų. Bet esmė yra tokia, kad ties paskutiniu sakiniu atveriamas paveikslo kūrėjas, gamta. O tiksliau agato puselė. Prieš tai jie to nežino. Ten įvairių būna. Tai ir meilės gamtai ugdymas ir estetinio skonio puoselėjimas. Štai keletas kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, priešaušrio planeta įvairių daugybė dalykų galima atrasti. Ir matote, tas toks kryžius, tai yra vertybių horizontalė ir racionalus pažinimas, būtent humanistinio ugdymo esmė yra pamoka pamokoje, kada tu dėstai žinias, bet tai yra tik tai priemonė taurinti vaiko bendražmogiškasias vertybės, tą vidinį pradą. Na ir štai keletą tokių pavyzdžių, aš taip trumpai nekomentuosiu dėl laiko stokos, bet dėl idėjų. Man labai patiko Gintaras išminčio akimis ir Gintaras mokslininkų rankose, nes mes žinom, yra daug įdomios mitologijos apie tai. Ir tame amžiuje yra dalis vaikų, kurie naiviai tiki, jie tiki, kad Gintaras tikrai buvo tos ašaros, saulės, spindulėliai ir taip toliau. Ir lyg ir laikas jau jiem pagrysti, nes jie jau ne darželyje. O kita dalis vaikų, jau jie tokie protingi, jie jau žino, kad čia reiškia sakai, jie ten 2 milijonus metų formavosi, bet jie jau atmeta tą mitologiją, jau jie nori būti dideli. Štai čia mums svarbu užduotis yra sujungti tuos, nes ir vieni teisūs, ir kiti, tačiau vėlgi apie kokią plotmę kalbėsim. Ar materiali, ar dar kitokia. Na ir štai tos veiklos gali būti ne tik tai pamokų formato, bet ir išvažiuojamosios. Tai yra įmanoma ir valstybinėse mokyklose organizuotis ekspedicijos į gamtą. Ir
Štai Lietuvoje kalcitų paieška buvo tokios ekspedicijos, kada vaikai patys su kaltukais kalė ir buvo nepaprastai įdomi kelionė. Ką galima rasti štai. Titnagų paieška Dzūkijoje. Tai taip pat baigėm suarti kelią Grybaulios kelyje, ką tik buvo jis ištiestas. Na, ir gražių atradimų turėjom labai daug to patirties ir labai keista, vaikai net nežino, kaip toje gamtoje elgtis. Jie elementarių dalykų nežino ir štai per tokius dalykus turi prisilietimą prie to tikro akmens ir nešasi, kaip minėjau, kepurėse visame kame. Edukacinė veikla taip pat pagal poreikį galima organizuotis. Kaip matome, trečiojo nuotraukoje reikėjo įskelti ugnį titnagų, reikėjo ten kaip peiliuką panaudoti, perpjauti medžiagos skiautę, na ir taip toliau. Toliau fosilijų paieška Papilės regione, taip pat toks pavyzdys. Be abejonės prieš tai visada verta padaryti ir pažinti, ir aptarimą, ir kaip elgtis, ir taip toliau daug visokių įgūdžių formuoja tos tokios kelionės ir bendravimo, ir elgesio, ir ten daug reikalų. Na, o čia vyresnieji ir jau ir į užsienį dairėsi, tai štai Slovakijos opalai. Jo visi patys kasė, patys kalė ir buvo, na, iš tikrųjų ta meilė gamtai, patirtis ateiti į to mineralų namus, ne tik ateiti nusipirkti parduotuvėje, jie visi žinot, kaip dabar sako, pienas iš kur, iš parduotuvės, nežino iš kur, tai panašiai ir su mineralais, tas vartotojiškumas. Dėl to toks važiavimas gali būti ir su mokykla, gali būti juk ir šeima. Štai radiniai, čia mūsų pačių nuotraukos, Rumunijos riolitas. Na ir tokių išvadų keletą. Be abejonės, tai yra sritis tik pradžia, tik užuomina apie tai, ką mums reikėtų daryti ir vystyti. Ir štai pirma išvada, mineralų poveikio temą aktualizuoja patys vaikai ir paaugliai. Labai svarbu tėvams tinkamai reaguoti į šiuos pirmuosius domėjimusius savo vidinių potencialų požymius, priimant tai kaip natūralų procesą. Antras. 3-7 metų vaikų pažindinimasis su akmenimis yra intuityvus, todėl labai svarbu leisti jiems patiems rinkti žaidimo su mineralais formas. Šviesti kabutėse vaiką mineralo poveikio klausimais – beprasmiškas užsiėmimas. Trečias punktas. 7-12 metų amžiuje svarbi intuityvaus ir racionaliojo pažinimo sintezė. Ketvirtas punktas. Tenka susidurti su tuo, kad paaugliai ieško akmenų spręsti įvairias savo gyvenimo problemas. Mineralų poveikio tema gali būti puikia priemonė savistabai, atsakomybei ugdyti ir tam tikrų egzistencinių klausimų, moralinių ir santykių tėvai-vaikai sprendimų. Penktas punktas. Mineralų taikymas tinkamas ne visiems vaikams, o tik tiems, kurie patys jais susidomi, kuriuos traukia gamta ir kosmoso paslaptys. Todėl ugdymo procese pamokos apie mineralų poveikį negali ir neturi būti taikomas privalus dalykas, o tik kaip laisvai pasirenkamas. Na, ir tokios išvados, kad jau ką galim ir šiandien daryti, taigi šviesti vieni kitus tais klausimais ir ruošti naują kartą, pedagogų kartą, gebančių integruoti savyje analitinį, racionalų mąstymą ir intuityvųjį pajautimą, dvasinio prado realizacijos siekį. Tam reikia geologijos ir mineralogijos mokslo išmanymo ir kartu psichosocialinės ir dvasinės brandos, pasireiškiančios gilesne bendražmogiškųjų vertybių sampratą, savistabą ir siekiu padėti kitiems. Taigi, ugdyti žmogų, kuriam humanistinė saviugda yra natūralus procesas. Ačiū.